Sveiki visi! O šiandieną aš jums papasakosiu, kaip mes galime pasidaryti labai paprastai ir lengvai detoks dieną savo. Poilsio dieną savo virškinimo sistemai. Leisti mūsų organizmui pailsėti ir ją vadinčiau tokį pasidaryti restartą savo kūnui. Kogi mums reikės detoks dienai? Detoks dienai mums reikės šių nuostabių produktų. Tai yra Herbalife maistinio kokteilio, baltymų, skaidulų, alavijo koncentrato ir žolelių gėrimų. Kaip jie daroma? Visos dienos bėgėje mes valgome 3 kartus. 3 pagrindiniai valgymai: pusryčiai, pietus, vakarienė. Juos mes pakeičiam Herbalife maistiniu kokteiliu. Kokteiliu mes turime 5 skonių. Tai toks lengvai virškinamas maistas, turintis mažai kalorijų ir visų reikalingų maistinių medžiagų. Jūs galite ryte išgerti braškinį kokteilį, pietums šokoladinį, vakarienį, vanilinį, pagal savo norą ir apetitą, nes visi kokteiliukai yra labai skanūs. Ir viso labo bus tik tais apie 150-100 kilokalorijų, ar ne? Vienoje porcijoje. Tada mes turime dar 2 užkandžius. Užkandžių galima nedaryti per detoks dieną, tačiau jeigu jaučiatės, vis vien, lyg tai kažko tai trūksta, ar ne? Pirmą kartą darau detoks dieną ir man kažkaip pripratus aš daug valgyti. Tai rekomenduočiau per užkandžio metą rinktis taip pat labai nuostabius Herbalife produktus, tai yra batonėliai. Yra ekspres batonėlis, balto šokolado su spanguolėmis, nerealiai skanus ir lygiai toks pat analogiškas yra juodojo šokolado batonėlis ir mūsų citrinukai, kurie taip pat turi labai mažai kalorijų, baltymų, kas būtina mūsų organizmui, ir vitaminų, mineralų. Arba galite rinktis, pavyzdžiui, pasidaryti pomidorinę sriubą, ar ne? Noris kažkokio tokio suresnio skonio. Prašau, mažai kalorijų, taip pat didžiulė maistinė vertė, lengvai virškinama. Arba Herbalife čipsiukų, bet jų negaliu parodyti, nes mes jas labai mėgstam ir visus suvalgėm. Šiai dienai neturiu net ką parodyti. Tai va, tokie pas mus yra 5 valgymai dienoje. Bet kaip ir minėjau, užkandžių gali nebūti, galite tik tais 3 maistinius kokteilius, ar ne? Tada būtina per šią dieną pasidaryti tokį vadinamą turbo gėrimą. Kaip jį pasigaminti, tuoj aš jums viską ir parodysiu. Kogi mums reikės turbo gėrimui? Turbo gėrimui mums reikės 2 arbatinių šaukštelių žolelių gėrimų. Tai yra žolelių kaip arbata. Aš ją geriu kiekvieną dieną, net po kelis puodelius. Ji suteikia mums energijos, turi labai daug antioksidantų, yra tikrai be galo skani ir ji greitina, skatina mūsų medžiagų apykaitą, kad tokią dieną mums tikrai nepritrūktų energijos. Tada mums reikės alavijo koncentrato, ne? Pilame 3-4 kaušelius. Priminsiu, ant 2 litrų vandens. Pas mane yra tokia speciali, labai faina gertuvė. Aš pasigaminau ir visur šitą gertuvę visos dienos bėgyje keliauja su manimi. Taigi netaupysiu, aš pilsiu 4 kaušelius alavijo koncentrato, nes jis padeda virškinimo sistemai, vanduo tampa labai skanus. Taip pat mes paprastai tariant vadiname, tai yra dušas iš vidaus. Praplauna mūsų visas žarnyno sieneles ir tokiu būdu pagerėja visų maistinių medžiagų pasisavinimas, ar ne? Kada senelės žarnyno yra apsinešusios, ar ne, įvairiais toksinais, šlakais, tai toks vandenukas su alaviju tiesiog praplauna kaip dušas ir tada pagerėja visų maistinių medžiagų pasisavinimas. Tuomet taip pat mes savo turbo gėrimą paturbinsime skaidulomis. Įprastai skaidulų aš dedu 2 matavimo šaukštelius. Čia yra tirpiosios ir netirpiosios skaidulos ir taip, tokiu būdu, tokią dieną mes gausime visų reikalingų skaidulų kiekį, ar ne, dienos bėgyje. Todėl, kad skaidulų yra ir mūsų maistiniam kokteilyje, ir pomidorinėje sriuboje, ir batonėliuose. Viskas yra apgalvota, kad žmogus gautų visko, ko jam reikia dienos bėgyje. Ir į turbo gėrimą dar mes įdėsime baltymą. Mes turime 2 rūšių baltymą, PDM baltymą ir Formulė 3. Tai, kuo jis skiriasi? Tai yra tiesiog švarus, grynas, labai aukštos rūšies baltymas ir PDM-as, tai baltymas dar specialus šaukštai mineralas ir turi tokį didžiausios talpos šaukštelį. Dedu 2 matavimo šaukštus.
Viename šaukštelyje yra 7,5 gramo baltymų, tad jeigu dedu 2 šaukštelius, tai šiame gėrime bus 15 gramų baltymų. Taigi, man atrodo, viską sudėjau. Baltymą įdėjau, skaidulas įdėjau, alavijo koncentratą įdėjau ir žolelių gėrimą taip pat įdėjau. Kasgi beliko? Beliko mums tik tai suplakti visą šitą gėrimą ir aš jį uždarau. Kam mes gerime šitą gėrimą? Tam, kad palaikyti hidrataciją visos dienos bėgyje, kad mums užtektų skysčių, ar ne, su šiuo gėrimu mes gauname dar papildomai baltymų, nes baltymai yra pagrindinė statybinė medžiaga mūsų organizme, mes gauname skaidulų, mes gauname energijos su žolelių gėrimu ir kuomet įsidedam būtent šitą baltymą, mes gauname dar vitaminų ir mineralų. Ir tai padeda mums išgerti reikiamą vandens kiekį dienos bėgyje. Gerai susiplaku, išsiplaku. Ir gaunasi tikrai labai skanus gėrimas. Kaip jį rekomenduočiau gerti? Tai, kada jūs ryte papusryčiausite, išgersite savo pirmąjį maistinį kokteilį, tai yra pavalgysite pusryčius, po valandos jūs jau pradedat gerti šitą gėrimą. Iki pietų rekomenduočiau išgerti jau visą litrą, tai yra pusę ar ne šitos talpos. Ir jau nuo pietų iki vakaro 20 valandos jau išgerkite ir visą kitą litrą vandens. Ir šiaip dar papildomai tikrai gerkite vandenuko, jo per detoks dieną tikrai galime vartoti daugiau. Ir turėkite omeny, kad tai tikrai nėra badavimo diena. Tai yra restartas mūsų organizmui. Tai yra pagalba mūsų virškinimui. Po tokios dienos jūs pajusite didžiulį energijos ir žvalumo antplūdį. Klaidinga manyti, kad tokią dieną bus sunku išgyventi, tikrai ne. Nes jūsų organizmas nukreips visą energiją ne į sunkaus maisto virškinimą, nes maisto virškinimui labai nedaug reikės energijos, kadangi praktiškai visas maistas skysto pavidalo, labai lengvas, mažai kaloringas, maistingas ir kūnas galės energiją naudoti jūsų protiniai veiklai, jūsų kūno energijai, jūsų darbams ir sportams ir taip toliau. Tokios dienos tikrai nereikia bijoti ir rekomenduoju tokią dieną pasidaryti savaitį bent vieną kartą. Faktas, reikia nusiteikti, pasiruošti, tai planuoti ir pavyzdžiui, jūs žinot, ketvirtadienį pas mane detoks diena, viskas, aš nusiteikiu. Ryte atsikėliau ir man nieko nereikia ypatingai kažką tai ruošti ar gaminti, viskas yra čia ir viskas labai paprasta. Taigi linkiu gražios dienos ir būkite sveiki.